Sveiki, aš esu Šarūnas Jasiukevičius. Kuomet man buvo 18 metų, aš nusprendžiau stoti į universitetą, kurti verslą, statyti namus, sodinti medžius. Tačiau šiandieną, kai tėvynė iškilo realus pavojus iš rytų, aš palieku patogų gyvenimą ir verslininko kostiumą iškeičiu į maskuojančią uniformą ir prakaitą ir parako kvapą. Šiandieną aš stoju į Lietuvos Šaulių sąjungą. Atvykau į Lietuvos Šaulių sąjungos būstinę Kaune. Einu į vidų ir pabandysiu pasidomėti, kokios galimybės yra įstoti į Šaulių sąjungą. Štai budintis laukia. Labą dieną. Sveiki, gyvi. Noriu stoti į Šaulių sąjungą, sakykit, kur kreiptis. Labai gerai, kad norit. Tiesiog tiesiai iki galo ir į dešinę ir laukit su visais jau laukiančiais. Ten salėj koridoriaus gale. Taip, koridoriaus gale ir į dešinę. Ačiū. Na štai, einu į salę. O čia visokių yra įdomių nuotraukų istorinių. Pabandysiu išsiaiškinti, kaip man toliau ką daryti. Na štai, atrodo, perėjau salę. Čia yra daugiau žmonių laukiančių. Labą dieną. Ar jūs laukiat stoti į Šaulių sąjungą? Taip. Gerai, tai aš tada čia prie jūsų prisijungsiu, palauksiu. Sveiki, civiliai, kol kas dabar pasveikinsimės taip. Tai aš esu Šaulių sąjungos antrosios, tai yra Vytauto Didžiojo antrosios rinktinės vado pavaduotojas. Ir kaip matau, norinčius žmonės, Lietuvos turbūt visi piliečiai, prisijungti prie Šaulių veiklos. Dėl to atvykau, čia susirinko, taip? Tai norėčiau tiesiog pasitikslinti, koks tikslas jūsų yra. Atvykimas, susidomėjimas, tiesiog Šaulių sąjunga, kas įtakoja, bet galbūt per kažkos, tai būtent, kad šiuo metu pasirinko Šaulių sąjungą. Na, kadangi esu dirbantis žmogus, turintis šeimą, tai įeiti į kariuomenę šiek tiek sudėtinga. Tai Šaulių sąjunga yra kaip tik tai, ko man reikia, kur aš galiu save realizuoti ir kur galiu būti naudingas Lietuvai. Kariuomeniai tikriausiai, manau, kad man būtų per sunku ir per didelis krūvis, o čia būtų galima suderinti su savo kasdienio gyvenimo, taip pat noriu save išbandyti. Aišku, yra labai reali grėsmė iš rytų, turim agresyvius kaimynus rytinius ir aš manau, kad dabar yra pavojus, todėl reikia būti pasiruošus ginti tėvynę. Aš niekada nesu tarnavęs kariuomenėje, neturiu įgūdžių ir manau, kad dabar būtų pats tas laikas tinkamas pasiruošti ir išmokti, įgyti kariavimo įgūdžių. Kadangi esu dirbantis žmogus ir jau į kariuomenę manęs neima, nes per senas, į savanorius eiti negaliu dėl įtempto grafiko, o Šaulių sąjunga yra būtent tai, kas man padėtų įgyti įgūdžių ir suderinti darbą ir laisvalaikį. Kiekvienas Lietuvos pilietis turi prisidėti prie savo valstybės gynimo, pagal netgi ir parašytą konstituciją. Tai būtent jums Šaulių sąjungoje vienas iš elementariausių dalykų, kad būtų galima prisidėti prie esamos mūsų sunkios situacijos ir būti pasiruošęs bent minimaliai, treniruotis karybos ir tikrai sudarysim tas sąlygas. Užsiėmimai pagrinde vyksta kaip ir savaitgaliais vieną kartą mėnesį ir kas antrą ketvirtadienį mes derinam tiesiog, kad po darbo metu nuo 6 valandų iki 8 teoriją daugiau išdėstyti ir ką išmokstam tą teoriją atlikti praktikoje visą tą kažkokiam kariniam poligone. Gal tada ateikit arčiau, kiekvienas bus glaušiau apskritime ir paaiškinsiu. Kiekvienam padedu po tokį komplektėlį. Tai visą šitą reikia nusipildyti namie. Kitas lapukas, kur bus paskopos pano, tai labai trumpai Šaulio įskaitos kortelė. Irgi nuotraukėlė reikės, tai iš viso reikės 3 nuotraukėlių, tai ir tada turėdami pažymėjimą jūs galite dėvėti uniformą ir visą veiklą, nes be pažymėjimo jūs negalite dėvėti uniformas. Tai o kada jau mes pažymėjimus gausime? Pažymėjimai tai yra išduodami po priesaikos visos ir tada galėsite turėti ir vaikščioti visą veiklą.
Supratau, tai iš esmės aišku, užpildom dokumentus, atnešam dokumentus, sveikatos pažymą. Sveikatos pažymas reikalingas iš savo šeimos gydytojo, toliau narkologo ir psichiatro pažymos irgi šeimos poliklinikai priklausomas arba iš centrų esančio psichiatro, kur yra skyrius Kaune, arba iš kitas yra narkologinis dispanseris. Gerai, tai reiškia susitvarkom dokumentus, tada su dokumentais atvykstam pas jūs ir tada jau gausim, išduosim uniformas. Jo, duosim uniformas, po to jau kaip po priesaikos visos ceremonijos, tai tada irgi nario mokestis yra, tik tada mokamas yra, stojamasis yra šiai dienai patvirtintas Lietuvos Šaulių sąjungos vado 3 eurai, o metinis yra 7 eurai mokestis. Iš tų visų pinigų mes ir perkam šaudmenis, visi naudojamės, tiesiog irgi inventorių kažkokį dasidedam papildomai. Tai tiesiog tie pinigai yra mūsų akiratį, mūsų sąskaitą ir mes jais disponuojam, kad koviniam rengimui ir panašiai visą veiklą. Tai iš viskas galima eiti. Jo, tai artimiausiu metu tiesiog pagal galimybę savo atvažiuojant, mes darbo metu turim užsipildyti tuos visus dokumentus ir tada toliau tęsim tą veiklą. Įsigyti uniformas galėsim, kaip Katarą duos ir pratybų tikrai metu. Šiam kartui tiek. Jo, ačiū susitikimui. Na štai, gavau namų darbų užduotį, pasiėmiau asmens bylą, važiuoju namo pasirašyti dokumentus, užpildyti visus ir pasitikrinsiu sveikatą, grįšiu su visais dokumentais, su pažymom ir tikiuosi, kad jau gausiu uniformą artimiausiu laiku. Na štai, pavyko man susitvarkyti dokumentus, atvyksiu dar kartą į Šaulių sąjungą, jau su visais dokumentais užpildytom pažymom ir tikiuosi šiandieną gausiu uniformą. Čia kaip visada daug žmonių. Na štai čia berods yra personalos viršininkas, tai yra žmogus, kuriam aš galiu atiduoti dokumentus užpildytus. Labą dieną, laukite jūs jau. O, matyti veidai. Šarūnas. Labas, Julius. Julius, gerai, atsimenu Julius vardas, teisingai. Galiu paduoti dokumentus? Gerai, prašau dokumentai. Dokumentus man paduot, aš pasižiūriu trumpai, jau Julius viskas tvarkoja, nuo Šarūno galiausiai pasižiūriu, taip, viskas užpildyti. Taip. Gerai, tai dabar galima tiesiog nueisim į sandėlį, kur galėsite įsigyti uniformą Šaulių. Ką galėsite nešioti, kaip minėjau, pratybų metu. Gerai, viskas, ačiū. Einam į sandėlį. Štai sandėlys, atrodo, o, čia jau matau matytų žmonių. Labadiena, labadiena. Atėjom gauti uniformus įsigyti, ar pas jūs galima kreiptis? Gerai, o čia matau jau yra tie žmonės, kurie mes buvom susitikę. Taip. Kaip vardas, priminkite? Dainius. Dainius ir... Labas, Živilė. Šarūnas. Taip. Šarūnas ir Julius. Julius, labas. Labas, gerai. Tai jūs dabar gal... Tai jie pirmi tiek? Tai jie pirmi, jo, pirmi aš atėjom, tai pirmi. Gerai, mergaitė. Ūgis. 1,60 m. Šau ir tojau žieminė striukė. Prašom. Ačiū. Sekantis. Labadiena. Labadiena. Batų dydis. Batų dydis 43. Prašom. O uniforma mano 1,85 m. 1,85 m. Prašau. Labai ačiū. Jie? Labadiena. Labadiena. Batų dydis. 43. Trečias. Prašau. O ūgis? 1,90 m. 1,90 m. Prašau. Ir žieminė striukė. Prašom. Viskas? Sėkmės. Ačiū. Gavau uniformą, dabar jau galiu važiuoti persirengti ir galėsiu dalyvauti pratybose. Jau 95 metai, kai Šaulių sąjunga gyvuoja.
Ir per savo gyvavimą jinai išugdė jau 4 šaulių kartas. Ir tiek tarpukario Lietuvoje Šaulių sąjunga, tiek atkurta Šaulių sąjunga išeivijoje 1954 metais ir tiek atkurta 1989 metais Lietuvoje turėjo vieną tikslą – ginti ir stiprinti Lietuvos valstybę. 1919. Jauną Lietuvos valstybę iš visų pusių puola priešai – bolševikai, demoralizuota vokiečių kariuomenė, lenkai ir bermontininkai. Kyla būtinybė gintis. Lietuvos Šaulių sąjungos idėja gimė tuometiniam Krašto apsaugos ministerijos žvalgybos skyriaus spaudos biuro viršininkui Matui Šalčiui. Toliau ją kūrė, augino ir tvirtino Vladas Putvys Putvinskis, tapęs pirmuoju organizacijos pirmininku ir ideologu. Šauliai buvo savarankiška, laisvai susirenkanti reikalui esant kariuomenės dalis. Lietuvos patriotus ji ugdė kultūrą, grūdino fiziškai, lavino kariškai. Veiklūs visuomenininkai, Šaulių sąjungos vadų žmonos ir dukros, moksleiviai dalyvaudavo įvairiuose kursuose, kuriuose mokėsi rikiuotės, kautynių, šaudymo, kariuomenės organizacijos ir drausmės, karinės gimnastikos. Vykdavo pirmosios pagalbos ir tvarstymo kursai. Lietuvos Šaulių sąjunga buvo didžiausia visuomeninė karinė organizacija tarpukariu. 1920 birželį pradėtas leisti Šaulių sąjungos laikraštis Trimitas. Pirmuoju jo redaktoriumi buvo Matas Šalčius, kiek vėliau Tumas Vaižgantas, Klimas. Ir šiandien šis leidinys pasiekia Šaulius. Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą pirmaisiais taikiniais valstybės griovimo ir jos sovietizavimo procese tapo Lietuvos kariuomenė, vidaus reikalų ministerija su visomis jos tarnybomis, politinės partijos ir Šaulių sąjunga. Nemažai veiklių organizacijos narių ištremta į Sibirą. Tačiau tai neužgožė patriotinės dvasios. Likusieji šauliai dalyvavo kovoje su naciais, vėliau ir partizaninėme kare. Už Atlanto pasitraukę šauliai bei patriotiškai nusiteikę Amerikos lietuviai Čikagoje atkūrė Lietuvos Šaulių sąjungą. Jų dėka išeivijoje puoselėta organizacijos dvasia išleido lietuvybės daigus ir neleido pamiršti tėvynės. Kartu su sąjūdžiu subrendusi idėja atkurti Šaulių sąjungą buvo įgyvendinta. Puoselėjanti laisvės kovų tradicijas, sauganti šalies istoriją ir auklėjanti jaunąją kartą organizaciją atgimė. Pirmąją priesaiką atkūrimo iniciatyvinės grupės nariai davė Kelmėje. Vėliau priimtas Lietuvos Respublikos Šaulių sąjungos įstatymas. Pati organizacija integruota į šalies gynybos sistemą. Šaulių sąjunga ėmė intensyviai bendradarbiauti su policija. Organizacijos nariai įtraukiami į viešosios tvarkos užtikrinimą ir kovą su nusikalstamumu, visuomenės pasitikėjimo policija stiprinimą. Patvirtintas Šaulių sąjungos statutas įtvirtino organizacijos vertybės. Nariai ėmė bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos institucijomis. Šauliai kartu su pasienio policijos departamentu atlieka bendras paieškos ir saugos pasienio teritorijoje užtikrinimo operacijas. Nuo 2002 metų Šaulių sąjunga, bendradarbiaudama su civilinės saugos departamentu, vykdo civilinės saugos programas. Lietuvos Šaulių sąjunga, atsiradusi kartu su Lietuvos valstybe, kovojusi už ją, visam laikui lieka šalies istorijos sergėtoja ir kūrėja. Lietuvos Šaulių sąjunga tai visuomeninė sukarinta organizacija. Ši organizacija gyvuoja jau beveik 100 metų. Ir būtent Lietuvos šauliai pademonstravo savo drąsą gindami Lietuvos valstybės nepriklausomybę mūsų istorijoje, tarpukario laikais. Šiandieniniai tikslai Lietuvos Šaulių sąjungos yra nepakeitę. Jie taipogi skirti Lietuvos saugumo ir jos nepriklausomybės sergėjimui. Ir būtent šiandien Lietuvos šauliai tai yra tie žmonės, kurie yra sąmoningi Lietuvos piliečiai, tie, kurie yra nepriklausomai nuo profesijos, tautybės ir lyties, nebejingi savo valstybės saugumui ir jos klestėjimui. Šaulių sąjunga yra visuomeninė organizacija, nors ir sukarinta, įtvirtinta įstatymu. Pagrindinė jos veikla – didinti Lietuvos saugumą. Pasiruošimas atremti visokio tipo agresijas ir jų atrėmimas yra šios veiklos ašis. Nors šauliai turi teisę dalyvauti mokymuose, kaip elgtis su ginklu, tačiau turėti ginklą ir mokėti juo naudotis šauliams neprivaloma. Šiuolaikinė karyba apima ne tik kariavimo ginklais, bet ir informacinės bei kibernetinės atakas. Šaulių sąjunga buria ir rengia piliečius įvairiai krašto ir jo žmonių gynybai.
Šaulių sąjunga visiems Lietuvos piliečiams atvira organizacija. Jos nariu gali tapti kiekvienas neteistas ir sveikatos reikalavimus atitinkantis žmogus. Asmuo organizacijos nariu tampa nuo priesaikos ar jaunojo šaulio iškilmingo pasižadėjimo davimo dienos. Tam reikalinga praeiti pradinius mokymus. Lietuvos Šaulių sąjungos struktūrą sudaro 6 centrinės institucijos, 10 rinktinių ir jų struktūriniai padaliniai. Organizacijos nariai vadovaujasi dar įkūrėjo Vlado Putvio Putvinskio parengtomis 10 priesaikų. Šaulių sąjungos ženklas yra Vyčio kryžius. Jį galite pamatyti šaulio uniformos skiriamuosiuose ženkluose, ant šaulio sąjungos dokumentų blankų ir šaulio pažymėjime. Vyčio kryžius pavaizduotas ir ant Šaulių sąjungos vėliavos, kuri yra pagrindinis organizacijos simbolis. Šauliai tiki, kad patriotizmas, nuoširdi meilė tėvynei yra ta jėga, kuri veda žmonės į priekį, skatina po savęs palikti sustiprėjusią, išgražėjusią Lietuvos valstybę. Šiandieną Lietuvos Šaulių sąjunga vienyje daugiau nei 8 000 narių. Didžiuojame savo praeitimi, kada galėjome skaičiuoti daugiau nei 60 000 narių. Ir tai yra mūsų kelias, tikslas, link ko turėtume eiti. Tačiau reikėtų paminėti, kad geopolitinė situacija ir grėsmės iš rytų tik tais pademonstruoja, kad Lietuvos žmonės yra budrus ir pasirengę ginti savo valstybę. Ir būtent šitie žmonės jungiasi prie Šaulių sąjungos ir tos tendencijos mūsų augimo, jos tik tais tą patvirtina. Atkūrus Šaulių sąjungą į organizacijos gyvenimą ateina naujos kartos. Visi Lietuvos žmonės gali susipažinti su organizacijos veikla. Šauliai Lietuvos kariuomenės daliniuose ir poligonuose rengia šaudymo pratybas ir varžybas, kasmet organizuoja turizmo sąskrydžius ir daugiakovės varžybas. Šauliai yra aktyviojo mobilizacinio rezervo paspirtis. Anksčiau neišėję bazinio kario kurso, jie mokomi pagal bazinio kario kurso programą kariuomenės daliniuose. Vėliau šauliai dalyvauja bendruose su kariuomenė mokymuose ir pratybose. Organizacijos nariai įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose nuolat gelbsti policijos pareigūnams, prižiūrint viešąją tvarką ir rimtį, budi renginių ir švenčių metu. Jaunieji šauliai iš visų Lietuvos rinktinių klauso paskaitų apie Lietuvos kariuomenės, Šaulių sąjungos istoriją, politologijos, vadybos dalykų, susipažįsta su krašto apsaugos ir Šaulių sąjungos statutais, mokosi topografijos, ginkluotės ir šaudymo taktikos. Šauliai prisideda prie Lietuvos vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pilietinio ir tautinio ugdymo, siekia sustiprinti socialinę partnerystę, tautinį ir pilietinį solidarumą. Vasarą pagal bendrą Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės ir Šaulių sąjungos projektą Mobiliosios vaikų vasaros stovyklos Lietuvoje rengiamos stovyklos, kuriuose turiningai laiką leidžia jaunieji šauliai, kandidatai į jaunuosius šaulius, kiti moksleiviai. Stovyklose vaikai susipažįsta su specialiųjų tarnybų darbu, išmoksta, kaip elgtis ekstremalių situacijų atveju ar įvykus nelaimiai. Mokosi suteikti pirmąją medicininę pagalbą ir išgelbėti draugą. Užsiimdami sportinę ir kūrybinę veiklą, moksleiviai grūdina ne tik kūną, bet ugdo atsakomybę ir patriotiškumą. Jaunieji šauliai kartu su miško bičiuliais dalyvauja bendruose renginiuose, akcijose, tvarkant ir saugant miškus, parkus. Šaulių chorai ir meno kolektyvai Lietuvos Šaulių sąjungos sporto ir technikos klubas leidžia kiekvienam lavinti savo gebėjimus, užmegzti naujų pažinčių. Šaulių sąjunga yra asociacijos Sportas visiems narė, tad organizuoja bendrus sporto renginius. Sveikatos, grožio ir sporto festivalį Sportas visiems Palangoje, žiemos sportas visiems žaidynės Ignalinoje. Lietuvos Šaulių studentų korporacija Saja vienija Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojančius šaulius skleisti organizacijos idėjas akademinėje bendruomenėje. Sajūnais vadinami korporacijos nariai atgaivina intelektinį tarpukario šaulių palikimą, gilinasi į krašto istoriją ir moko jaunesniuosius. Vytauto Didžiojo universiteto istorijos studentai nuolat naudojasi Lietuvos Šaulių sąjungos bibliotekoje sukauptomis knygomis, muziejuje saugomais dokumentais ir nuotraukomis, rašo straipsnius istorinėmis temomis į Lietuvos Šaulių žurnalą Trimitas.
Šaulių sąjunga bendradarbiauja su giminingomis Latvijos ir Estijos organizacijomis, Jungtinės karalystės kariuomenės kadetais. Šauliai dalyvauja šių organizacijų sporto renginiuose, šaudymo varžybose, vykdo kasmetinę apsikeitimo programą, susipažįsta su priimančios šalies istorija ir unikaliomis tradicijomis. Dalyvaudamas Šaulių sąjungos veikloje, kiekvienas kartos atstovas gali realizuoti skirtingus pomėgius. Organizacijos veiklos ir narių vienybės pagrindas – patriotizmas, padedantis ugdyti dorą, tvirtą ir sąmoningą Lietuvos pilietį.